Šiuo metu Lietuvoje gyvena itin daug užsieniečių. Natūralu, kad žmogus atvykęs į svečią šalį susiduria su tam tikromis problemomis, sunkumais. Tad šiandien bandysime išsiaiškinti, kaip yra čia, Lietuvoje. Ar lietuviai yra svetingi, draugiški, ar padeda užsieniečiams su jiems iškilusiais sunkumais. Taip pat bandysime išsiaiškinti, ar situacija keičiasi į gerą. Pirmas spektaklis, o dabar dokumentinis filmas. Užsieniečių Lietuvoje tema Aistei Ptakauskei, artima jau ilgą laiką. Pastaruoju metu ji režisuoja dokumentinį filmą apie 5 Lietuvoje gyvenančias užsienietes moteris. Aistė pasakoja, kad kurti šį filmą ją pastūmėjo lemtingas atsitiktinumas. Mintis prasidėjo nuo tokio, sakyčiau, netgi visiškai, galbūt galime pavadinti atsitiktinumu, nors aš atsitiktinumais netikiu, bet nuo nesuplanuoto, tarkim, įvykio, nes prieš 1,5 metų į Lietuvą atvažiavo tokia aktyvistė, žmogaus teisių gynėja, advokatė, žmogaus teisių advokatė Elise iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir jos misija čia buvo, jinai dirba šiaip su Romų integracija, ir jos misija čia buvo atvežti tokį Romų taikos kilimą. Ir mes pradėjom šnekėti, sakau, kaip jums sekas ten suvinėti tą kilimą, jinai sako, neblogai, tik tai, sako, yra kalbos problema, sako, nes merginos, kurios siuvinėja romės, jas kalba tik rusiškai, mano ta vadovė jau, kuri kaip ir padeda jai bendrauti su lietuviais, kalba lietuviškai ir visi labai greitai kalba, nieks man nieko neverčia. Aš nuėjau į tą grupę ir aš tiesiog prie kiekvienos moters vis prisėsdavau ir su ja truputį pabendraudavau ir paskui tokį reziumuodavau angliškai Elise, tai mano kolegiai, ką aš išgirdau ir staiga. Aš išgirdau tokių kažkokių neįtikėtinų istorijų, kur aš supratau, kad tie žmonės, kurie gyvena visiškai šalia mūsų ir mes apie juos turim labai kažkokią tvirtą nuomonę, iš tikrųjų yra visiškai netokia, kaip mes įsivaizduojam. Tai prasme, kad mes iš viso nieko nežinom, nei apie jų kultūrą, nei apie jų mąstymą. Aistė pastebi, kad lietuviai linkę vieni kitus kategorizuoti ir nemąsto atvirai. Be to, lietuviai nėra linkę pirmieji prisistatyti užsieniečiams bei pasiūlyti jiems pagalbą, o būtent pastarosios užsieniečiams dažniausiai ir reikia. Viskas, kas pas mus yra pritaikyta grynai tokiam tradiciniam lietuviškoj vidutinio klasės mąstymui. Tai pradedam visiškai paprastais dalykais, tarkim, kaip naudotis viešuoju transportu. Paštas, kaip nusiųsti pašto siuntą. Ališa, viena iš mano filmo herojų, turėjo nuostabią, reiškia, pasakojimą, kaip jinai vieną siuntinį, kažkokį pirmą šitai padėkos dienai norėjo nusiųsti dovanų šeimai, kaip jinai ten, nežinau, kiek ten kartų daug, gal 5 kartus ėjo į paštą įsiųsti, nes vis niekaip nepavykdavo jai susitarti. Žodžiu, tokie kažkokie paprasti dalykai, kur nėra pagalvota, kad kažkas tai gali būti, labai daug kas yra kažkaip tai turi būti savaime suprantama. Būtent dėl tokių problemų, su kuriomis susiduria užsieniečiai atvykę į Lietuvą, Aistei atrodo, kad kalbėti šią temą yra ne tik svarbu, bet ir įdomu. Man patinka šita tema, nes jinai verčia mus galvoti apskritai apie tai, kaip mes bendraujame ir suprantam vieni kitus. Kita mūsų pašnekovė Pabaltijo čečėnų draugijos pirmininkė, diplomatė Aminat Saijeva. Prieš 20 metų ši moteris į Lietuvą atvyko kaip Čečėnijos užsienio reikalų viceministrė, tačiau į savo gimtinę ji nebegrįžo, nes jau 2 dieną Čečėnijoje prasidėjo Grozno šturmas. Kaip didžiausią trūkumą atvykus į Lietuvą, Aminat įvardyja vienišumo jausmą. Didžiausias trūkumas tai buvo, kad aš labai ilgiausi savo tėvynį, aš buvau čia viena ir buvo karas Čečėnijoje, aš negalėjau grįžti. Tai buvo baisus laikas man. Ir jei ne lietuviai, aš nežinau, kaip aš taip ilgai gyvenčiau Lietuvoje. Tačiau priprasti prie gyvenimo Lietuvoje mūsų pašnekoviai padėjo būtent lietuviai, bei jų svetingumas ir draugiškumas. Visada man lietuviai padėjo, visada buvo labai draugiški. Visada manęs kvietė pas save į namų ir dabar aš draugauju su lietuviais ir turiu draugės lietuvės. Aš galvoju, kad lietuviai, krikščionai gal panašus į rusus, taip galvoju. Paskui aš greit supratau, kad lietuviai visai nepanašus, labai kiti žmonės, ypatingai moteris.
buvo panašios čečėnams. Nu, man taip ir dabar atrodo, kad lietuvės ir čečėnės labai panaši. Paklausta apie pirmąjį įspūdį atvykus į Lietuvą, Aminat su šypsena prisimena metą, kai pirmą kartą atvyko į žvarbų ir rudeningą Vilniaus miestą, kuris šiandien gali pagirti kaip nuostabią vietą gyventi. Oi, labai buvo liūdnas, todėl kad Vilnius buvo, tai buvo ir lapkričio mėnesį, šaltoka ir lyjo, agresyvinis vėjas buvo. Ir man atrodo, Vilnius taip liūdnas ir niūras. Vilnius dabar labai gražus miestas, labai toks spalvingas. Ir džiaugsmo daugiau negu buvo anksčiau. Labai keitėsi. Tai manot, kad į gerąją pusę keičiasi? Taip, be abejo. Ališė Džian, Vilniaus kamerinio teatro vadovė, baigusi teatro aktorės ir dainininkės studijas JAV, Kanzaso mieste. Ališė dirbti ir gyventi Lietuvoje nusprendė dar 2008 metais. Kaip didžiausią sunkumą apsigyvenusi Lietuvoje, ji įvardyja bendravimo problemas ir lietuvių uždarumą. Pradžioje buvo sunkoka, taip, buvo sunku. Dėl to, kad buvo sunku bendrauti su žmonėmis, kaip buvau pripratusi Amerikoje. Tas lengvas bendravimas man labai buvo sunku. Kas dar buvo? Klimatas buvo man sunku iš tikrųjų, nes aš gyvenau Amerikoje, aš gyvenau Kanzase ir ten yra nemažai saulės. Ališės apsisprendimą likti Lietuvoje nulėmė čia sutikta antra pusė, jos vyras Marius. Kaip pati pašnekovė mano, jai priprasti prie gyvenimo Lietuvoje dėl to buvo lengviau nei kitiems užsieniečiams. Man pasisekė dėl to, kad aš gyvenu su lietuviu ir jo šeima yra labai šilti ir jis turi daug draugų ir pažįstamų, kurie gali padėti, jeigu man ko nors reikėjo, arba kažkoks dokumentas emigracijos tarnybai, arba kažkoks reikia pasiūlyti kažkokį gydytoją ar ką nors. Tai tikrai nebuvo problema man. Sunkumai buvo daugiau asmeninių dalykų, kaip bendrauti, kaip susikalbėti, kaip sakyti, išreikšti save, kaip norėjau, tokie dalykai daugiau, bet taip lietuviai man padėjo. Kaip pagrindinį amerikiečių ir lietuvių skirtumą, Ališė įvardyja pastarųjų uždarumą. Amerikiečiai yra labai atviri žmonės. Atviri. Lietuviai daugiau, aš sakyčiau, nežinau, kaip santarus ar užsidaro truputėlį pradžioje. Tai buvo sunku pradžioje. Jie biški daugiau reserved arba uždaryti pradžioje. Bet kai randat bendrą kalbą arba turit bendrų pažįstamų ar sukurat kažkokį ryšį, tada labai šilti žmonės. Bet pradžioje daugiau turi savo erdvę. Tačiau taip pat Ališė negaili ir gerų žodžių Lietuvos piliečiams. Mūsų pašnekovė pabrėžė tai, kad lietuviai neturėtų bijoti būti atviresni, nes tikrai turi ką pasiūlyti čia atvykusiems užsieniečiams. Darbšti žmonės, kūrybingi žmonės, tikrai domisi kitomis kultūromis ir tik dalykas, kad aš norėčiau daugiau iš Lietuvų, galiu sakyti, kad jie daugiau pasitikti savimi daugiau, nes turi labai daug pasiūlyti kitiems ir kitoms kultūrams ir kitoms žmonėms. Ir kartais aš matau, kad Lietuva tokia maža, bet ne, taip, gal jie plotas nedidelis lyginti su Amerika, JAV ar kažką, bet taip turi daug pasiūlyti kitoms kultūrams, žmonėms ir tai yra.